Labadiena, jūs klausotės tinklalaidės Atgal į mokyklą. Čia Povilas Šklėrius. Šio epizodo centre Andrija Petkevičiūtė. Gyvenusi Alytuje ir ten baigusi Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnaziją, Andrija iškeliavo studijuoti ir dirbti į Jungtinę karalystę. Tačiau COVID-19 pandemijos metu sugrįžusi į Alytų, netikėtai sulaukė kvietimo sugrįžti atgal į savo mokyklą. Tačiau šį kartą ne kaip mokinė, o kaip mokytoja. Kviečiu klausytis Andrijos Petkevičiūtės istorijos apie jos kelionę atgal į mokyklą. Kelias į švietimą. Mano kelias į švietimą toks galbūt netyčia buvo. Aš šiaip neplanavau būti mokytoja niekada. Gal tokia mintis kažkada ir buvo buvus, bet tikrai nebuvo mano kažkoks tikslas. Bet aš visą laiką puikiai sutariau su savo mokytojams, aš daugiau laiko praleidau galbūt su kažkuriais mokytojais mokykloje negu klasiokais. Ir vis grįždama į Lietuvą užsukdavau į mokyklą, tai taip tas ryšys visą laiką nenutruko su mokykla. Ir kai atsirado šitas visi karantinai, COVID ir panašiai, grįžau į Lietuvą tiesiog atostogų ir susitikau su buvusiam mokytojam, kai kuriuom, kurios jau buvo tapę kaip ir draugės, ir jos taip kažkaip užsiminė, kad gal noriu būti mokytoja, ateik va čia gal teatras, kinas, kažkas į mokyklą. Ir aš taip kažkaip, kur aš čia eisiu, ką aš čia darysiu mokykloje, bet po to pagalvojau taip labiau aš apie tai ir galvojau, kodėl ne, aš vis tiek kažkaip su savo išsilavinimu nieko neveikiau tuo laikotarpiu Londone. Ir galvoju, kodėl, jeigu ne dabar, tai kada kažką kito pabandyti. Toksai kažkaip galvoju, žingsnį į kažkokią kitą pusę pabandyti. Ir aš susikroviau daiktus ir grįžau į Lietuvą ir nuėjau į savo mokyklą, gimnaziją, kurią baigiau. Pasiprašiau darbo ir kaip gavosi ir gavau to darbo aš tenais. Tai tiesiog per gerus žmonės, per tą palaikytą ryšį, maždaug kažkaip taip daugiau pas mane tas kelias į švietimą gavosi. Lūkesčiai ir realybė. Nežinau, ar turėjau kažkokių lūkesčių einant į mokyklą. Nežinau, vis tiek, aišku, žiūri į mokyklą per mokinio, pirmiau tas ar ne, akis tokias, o po to atėjęs turi persiprogramuoti į mokytojo rolę. Tai šiek tiek, kad atėjus į mokyklą, tai kas buvo, jaučiausi galbūt nesmagiai šiek tiek, net dėl to, kad dėl kažkokių kolegų ar mokinių, ar dėl kažko, bet tiesiog iš savęs kažkaip jaučiausi dar vis kaip mokinė ir atrodo, ką čia visos mokytojos, kurios dabar dar dirba mokykloje, jos mane ir mokė ir mane mato per tas akis jų, kaip aš jų mokinė buvau ir užaugau su jais. Tai taip net buvo baugu eiti ir į mokytojų kambarį, atrodė tokia šventa erdvė, kur ten tik tai jau tie palaimintieji turi teisę įeiti. Tai tas toksai šiek tiek, kol apšilau, bet tikrai mane labai priėmė su šiltai ir kolegos ir aprodė, ką viską reikia daryti, ar kažkokių klausimų, jeigu turėjau, tai tikrai turėjau pas ką nueiti pasiklausti. Tai taip, aš kažko tokių ar neturėjau lūkesčių, ar kas čia galėtų būti ir kaip čia kas galėtų vykti, bet tiesiog taip kiekvieną dieną vis naujos patirtys ir naujai viskas, visos žinios ir šiek tiek ir apsišilau tada. Pokyčiai. Kuo skiriasi? Tai galbūt modernesnė, vis tiek atsinaujinus per tuos metus, kai manęs nebuvo. Iš mokytojų tai nelabai pasikeitė. Labai nedaug kas išėjo ar iš naujų mokytojų atėjo, tai taip kažkaip atrodo, palikau aš juos tenais ir sugrįžau ir radau visus aš juos tenais. Tai tas ir galbūt ir smagu buvo, kad pažįstamus veidus tenais turėjau,
bet, pasikeitė skambutį, dabar kitokį turim, dainos groja vietoj dzindziliuko, tai tas buvo keista iš pradžių, galvoju, kaip čia taip įmanoma, labai, nežinau, moderniai keistai. Tai tokios visokios technologijos, ar ne, atsinaujinę klasės, atsinaujinę ekranai atsiradę vietoj lentų kai kuriuose klasėse, ar tenais kažkokiu, nežinau, tokiu, galbūt technologiškai pasistumėjus mokykla. Šiaip, nežinau, gal ir patys mokytojai modernesni, ar ne, nors ir, sakykime, tie patys, bet vis tiek paaugę asmeniškai kažkaip kažkuriuose srityse, kas smagu buvo, bet galbūt palyginus netiek daug ir pasikeitė, netiek daug laiko to ir praėjo, sakykime, 7-8 metai buvo, kai aš grįžau, tai... Bet vis tiek, skirtumas jautėsi, tik tai nebuvo toks kažkoks visiškai, kad atėjau ir čia kažkoks naujas pasaulis ir nauja visata. Mokiniai, galbūt palyginus su mūsų karta, tai gal šiek tiek irgi sumodernėjo, vis tiek visos tos, jie užaugo irgi jau, sakykime, daugiau prie telefonų, prie kompiuterių kitaip negu mes. Galbūt žinių kai kurie platesnių turi. Iš mano patirties galbūt labiau klauso mokytojų, bet ne visų tokia patirtis. Tai galbūt čia asmeniškai man tik tai taip sekasi, nes kai paklausau ir kitų kolegų iš kitų mokyklų ar studijuojančių, tai taip net žandikaulis nukrinta ant žemės, tai man gal tik tai taip kol kas sekasi, kad jie manęs klauso ir panašiai. Bet nežinau, visokių buvo tada, visokių yra dabar, gal šiek tiek labiau pasauliu, gal platesniu domisi mokiniai šiais laikais, kadangi turi tiek daug žinių ir tiek viskas jiems yra delne ar ne prieinama, tai gal ir dėl to plačiau ir viską žiūri, bet visko visur yra. Supergalios. Mano supergalios gal kol kas mano amžius yra, ypač mano gimnazijoje, mūsų gimnazijoje, kadangi mokytojai yra gana vyresni, aš esu jauniausias žmogus mokykloje, tai kol kas turiu galbūt tą supergalę, kad mokiniai atėję jaučiasi laisviau šiek tiek su manimi, galbūt dėl to ir elgiasi gražiau, nežinau, tiesiog tas toksai randam bendrą kalbą, nors atrodo, kas čia tas amžiaus, ar ne, aš jaunesnė mokytoja, tai čia kažkaip, bet vis tiek labai laikas tas prabėgęs, jaučiasi tas tarpas amžiaus, nors ir atrodo nėra jis toks didelis, bet aš irgi atėjus į mokyklą sužinojau tiek visokiausių naujų ir technologijų ir dalykų, atrodo, aš viską žinau, aš viską moku, ten tas ir kompiuterį kažką pasijungti ir internete viską esu mačius, bet vis tiek jo daug ko sužinojau, bet galbūt tas kol kas mano amžius, aišku, tas amžius nestoja ir eina tolyn ir skaičiukai didėja, tai nežinau, kiek ilgai tas tęsis, bet galbūt mano toksai laisvumas ir su jais ir jiems suteikia jausmą laisvės būt savim ir save išsireikšti, kaip jie patogiai jaučiasi, nėra kažkokio susikaustymo, kad čia mokytoja, tai yra kažkas aukštesnio ir kažkoks kaip dievas padėtas tenai aukštybėse. Tai tokio galbūt šiek tiek pas mus lygesnis tas toksai bendravimas šiek tiek, bet pas mus mokytojai šiaip mokykloje, gimnazijoje, tai daug yra tokių fainų, jaunatviškų, nors galbūt amžium
ar ne, pase gal numeris kažkoks kitoks skaičius tas, bet šiaip manau dauguma jaunatviški. Ryšys. Manau, kad užmegzt ryšį su mokiniais reikia neišsikelt savęs kažkur į aukštumas, reikia juos suprast, reikia pabandyti ir prie jų gal prisitaikyti kiek įmanoma. Aišku, kai klasiai 30 vaikų, tai kur tu ten prisitaikysi prie kiekvieno, bet galbūt tokiam, iš mano patirties, kadangi aš neturiu kažkokios klasės ir kiekvieną dieną nemokau kažkokio dalyko, bet iš būrelių patirties, tai galbūt matai, kad kurią dieną jiems ten nelabai kažko norisi daryti, ar norisi galbūt kažką kito, tai gali tiesiog prisitaikyti labiau prie jų. Bet jo, mano gal aš iš universiteto, ką patyriau tenai atėjus, kai dėstytojai iš karto pasakė, kad galit vadinti mus pirmais vardais, tiesiog va čia aš Davidas, Helen ar panašiai, tai man toks kažkoks šokas atrodo iš pradžių, nes pripratę tiek pavardės mokytojai, tai yra čia kažkas tokio, tai aš iš to gal pasėmiau ir savo, kad jeigu mokiniams patogiau mane vadinti mano pirmu vardu, tai man nėra tai problema ir tada jiems kažkaip galbūt tai, jo, tada jiems laisviau ir patogiau ir tiesiog toksai, jo, nežinau, lygis tas toksai sueina. Kinas ir fotografija. Tai kino būrelio metu mes stengiamės sukurti savo kažkokį darbą. Per tą visą procesą kūrimo to darbo mokomės visų aspektų, kaip filmas yra sukuriamas. Tai nuo pirmų idėjų viskas yra jų, aš jiems, sakykime, gal kažkokius rėmus tiesiog įstatau lokacijų, ar tenais nelabai neišsiplėskit, kad ten mes kažkur į kosmosą skrendam, kad vis tiek realistiškai tai viskas būtų, bet idėjos viskas būna jų. Tai nuo pačių tų pradžių, nuo visiško nulio, per visą tą procesą einam ir mokomės apie filmų kūrybą, apie scenarijus, apie aktorius, apie režisūrą, apie kinematografiją, kiekvieną detalę, kad jie tikrai tą paragautų, kaip iš tikrųjų filmas yra sukuriamas. Tai smagu, kai pabaigus ar ne kažkokį projektą, jie pasako, wow, dabar aš tikrai kitaip žiūrėsiu filmus, nes neįsivaizdavau, kad tiek daug visko įeina į šitą darbą. Tai taip, stengiamės sukurti kažką savo, bet kartu ir žiūrim kitų kūrėjų, aišku, filmus, pilno metro ir trumpametražius filmus žiūrim. Tai kino būrelio tokie dalykai būna. O per fotografiją tai irgi mokomės, kaip elgtis su kamera, kai kurie atėję būna net nelaikę šiaip fotoaparato rankose, tai kokie 9-10 klasėje, tai man tas labai kažkaip keista, vis tiek visi pripratę fotografuoti su telefonais, tai pirmo susitikimo metu visą laiką pakelkit ranką, kas esat laikę kamerą rankose, tai būna retas. Tai nuo tų pačių visiškų pradmenų, kaip elgtis su kamera, kokios yra pagrindinės galbūt taisyklės, kaip tą kadrą, sakykime, kas jame yra ir kokios visos tos, kas įeina į fotografavimą ir šiek tiek ir gilesnių dalykų, bet aš jiems stengiuosi per daug taisyklių kažkokių nei kine, nei fotografijoje, neįkalti į galvą, kad jūs turit būtinai pagal pat čia šitas taisyklės man viską filmuoti, fotografuoti ir panašiai. Bet jo, per fotografiją mokomės kaip fotografuoti ir patys fotografuojam vieni kitus, išeinam kažkur į kitas erdves, taip pat mano mokiniai fotografuoja jau po to, kai jaučiasi, kad jau jie drąsiau, tai fotografuoja renginius mokyklos, tai jiems tas labai patinka irgi, kad gali save išbandyti iš tikrųjų, nes po to ir tos nuotraukas jų naudoju, kai skelbiam irgi socialiniuose tinkluose.
Tai vis tik smagu galbūt ir savo vardą pamatyti prie kažkokios nuotraukos. Tai visokiausius tokius bandymus kartais su šviesom neseniai atlikom. Tai jo, pagrindiniai tokie dalykai. Ar mokytojai ir mokiniai turėtų būti draugai? Nežinau, aš kai buvau mokinė, tai mano mokytojai buvo draugai. Aš taip kažkaip neradau bendro ryšio tiek su bendraamžiais, tai dėl to daugiau laiko praleidau su mokytojais, tai kažkaip taip, kai sakau, kai mokinė buvau, tai taip jaučiausi, kad mokytojai yra mano draugai. Bet galbūt dabar iš kitos pusės pasižiūrėjus, tai ta riba kažkur turi būti, negali būti visiškai tenai draugelis su mokiniais ar ten kažkur leist laiką, galbūt už mokyklos ribų labai ten panašiai draugiškas. Aišku, turėtų būti tas ryšys, turėtų galbūt būti draugais, bet iki kažkokios tos ribos. Nežinau. Poilsis. Kas yra poilsis? Ne, aš nepersidirbu, ar ne, tai netiek negaliu labai skųstis, bet kaip ilsiuosi, tai mėgstu skaityti knygas, žiūrėti filmus, nors kažkaip labai sunku šiais laikais, nežinau, kažkaip prisiruošti prie tos knygos, atsisėsti ar filmą pasijungti, bet stengiuosi tam kažkaip laiko skirti. O šiaip tai, nežinau, bendravimas su draugais galbūt padeda pailsėti ir išvalyti galvą. Nežinau, mėgstu pasivaikščioti su savo šuniuku, tai irgi tas toksai praplauna galbūt muzikos. Manau, vat muzikos klausimas irgi daug laiko skiriu tam. O šiaip tai, tokis, kas... Galbūt ir negeras dalykas, bet socialiniai tinklai ar nedaug visokių skrolinimų ir panašiai, nesu taip labai jau tas skirtumas ar net tarp mokinių, kad čia mokiniai tik tai ar ne jaunimas sėdi telefonuose, apsidairykit aplinkui, visi dabar sėdim tuose telefonuose, tai tikrai nesu tam kažkokia, kalta esu ir dėl to, kad praleidžiu daug laiko prie telefono, tai taip, aišku, stengiasi tą telefoną padėti, bet kažkaip jisai prie tos rankos prisiklijavęs, labai sunku tai padaryti. Mokinių telefonai. Mano tai nuomonė, kad aš norėčiau tų dėžučių mokykloje pas mus. Aišku, aš nedėstu, kaip ir sakiau, kažkokio dalyko nemoku kol kas, pas mane būrelis, tik tai aš pavaduoju anglų kalbą kartais, bet iš tos patirties, kiek yra tekę pavaduoti, kai kažkokį dalyką tikrai mokai, tai norėtųsi, kad tie telefonai būtų padėti. Tai tos, kai pamačiau tas dėžutės, tos kalėjimus telefonų, tai man ta idėja labai šiaip patiko. Ir kolegija dar buvo irgi Skandinavijos šalyse, tai parsivežė irgi nuotraukų, parodė, kaip ant sienos yra tie tokie pakabinti, irgi tokias sienos ir ten susideda irgi telefonai. Tai arba kažką tokio. Ir jeigu pamokos reikalams mokytojas sako, dabar pasiemam telefonus, tai tikrai puiku, bet jeigu nereikia tam laikui telefono, tai aš manau, jis turėtų būti padėtas ir ne dėl to, kad kažkokia pikta mokytoja nori atimti telefoną, bet aš iš savo patirties sakyčiau, kad tu, pavyzdžiui, sėdi paskaitoj kažkokioj ir telefonas, mokytojas nemato, tai aš čia prie telefono sėdėsiu, kažką pasižiūrėsiu ir tada tu neišgirsti, ką tas mokytojas sako. Tai ne dėl to, kad atim telefoną dėl telefono atimimo tiesiog, kad būt blogas mokytojas, bet kad mokinys iš tikrųjų turėtų galimybę atkreipdėmėsi, ką mokytojas bando pasakyti. Nes mes jau net nejaučiam, kaip mes tą telefoną atsidarom ir pradedam ten kažką žiūrėti, ieškot. Toksai net atrodo, nežinau, net nereikia mąstyti, tiesiog taip savaime atsiranda.
tai kad suteikt tą jo galimybę mokiniams iš tikrųjų būt pamokoj pilnumoj, tai aš sakyčiau, telefonus reikėtų padėti. Nemanau, kad juos reikėtų padėti iš karto atėjus ten į mokyklą ir atėmė telefoną, užsirakinai ir tada išėjai per pertraukas, kodėl ne, tegu jie būna su tais telefonais, vis tiek tai yra laisvas laikas, kažkoks pailsėjimui laikas, atsipalaidavimui ar tenai ar panašiai. Tai aš nesu prieš, kad jie telefonais naudojasi pertraukų metu, nors esu dirbus mokykloje, kur ten turėjai kaip ir pasidėti telefoną visų laikų, kol esi mokykloje, bet pamokų metu, man atrodo, pamoka šventas reikalas, pasidedi telefoną geriau ne tik, kad geriau pačiam mokiniui. Ir aš manau, kad galbūt dauguma to nesupranta, kad mes norim jiems gero, bet galbūt pabandžius tai ir pajautus, kad tada įsigilini tikrai į tą pamoką labiau, negu kai turi telefoną savo kišenėje rankoje, tai manau, galbūt net mokinių dauguma sutiktų su tuo ir būtų už telefonų pasidėjimą. Apie ką būtų jūsų sukurtas filmas? Aš kaip ir grįžau į Lietuvą ir nusprendžiau, kad mokyt kitus, kaip kurt filmus, kad galvojau, galbūt pasisemsiu iš to kažkokio įkvėpimo, nes nejaučiau to, reikia man dabar šitą istoriją papasakoti, reikia apie šitą sukurt filmą. Nežinau, šiuo momentu yra vienas žmogus, apie kurį labai norėčiau sukurt filmą. Bet jeigu ne apie tą žmogų, tai galbūt šiaip jau ir kai dar mokykloje mokiausi, man atrodo, aš apie tai vis kalbėjau, kad galbūt norėčiau sukurti filmą apie savo močiutę. Tai gal tas, jeigu tik vienintelis filmas, jeigu viskas tik vieną galiu sukurti per savo visą gyvenimą, tai galbūt parsitrauk tą idėją iš visų tų metų atgal ir sukurt tą filmą, bet nežinau nei kaip, nei taip būtų galima padaryti, bet mano močiutė toks gana įspūdingas žmogus. Visi, manau, ją žinantys ir pažįstantys pritartų. Tai galbūt, jeigu vienintelis šansas apie ką filmą sukurti, galbūt būtų apie ją. Edukacijos bibliotekoje. Edukacijos bibliotekoje, tai mes paaugliams, aš asmeniškai, tai nebūtų edukacija, tiesiog toks susitikimas, tai aš turiu anglų kalbos klubą, kuris vyksta kas antradienį pas mus bibliotekoje, tai tiesiog toks susitikimas ir pasikalbėjimas anglų kalba, tai tiesiog apie bet ką, bet paaugliams galbūt nėra tiek daug kažkokių edukacijų, daugiau mažesniems iš kultūros paso turim edukacijų. Aišku, pas mane yra irgi edukacija apie kiną anglų kalba, tai čia galbūt daugiau būtų paaugliams. Ir apie karjerą bibliotekoje. Tai irgi toksai yra dalykas, kad gali mokiniai ateiti, apsižiūrėti biblioteką, pasižiūrėti, kas joje dirba, susipažinti su žmonėm, kurie dirba bibliotekoje ir ką iš tikrųjų žmonės ten veikia. Tai čia ir paaugliams tiktų, šiaip ir mažesni ateina pasižiūrėti. Bet jo, jaunimui tokie dalykai ir pas mus to erdvėje tiesiog yra bibliotekos jaunimo erdvė, tai ten galima ateiti pažaisti žaidimus, pasėdėti prie kompiuterio ar prie kažkokių kitokių stalo žaidimų, konstravimo, turim irgi visokiausius galimybės ir tikiuosi
netikiuosi, tai iš tikrųjų to jaus atnaujinimai vyks, tai bus vis tiek daug moderniau, gražiau ir nekantraujam pamatyti, kaip viskas bus. Tai dar smagiau bus pakviest jaunimą pas mus į biblioteką. Girdėjote Andrijos Petkevičiūtės istoriją. Andrija dirba Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijoje, kurioje veda kino ir fotografijos būrelius. Taip pat bibliotekininkė edukatorė Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje. Daugiau mokytojų istorijų galite rasti svetainėje www.atgalaimokykla.lt, taip pat Spotify ir YouTube platformose. Dėkoju Lietuvos kultūros tarybai už tinklalaidės rėmimą.